Sveiki, šį kartą pakalbėsime apie tekstų komponavimą ir ką svarbu atkreipti dėmesį, rengiant tekstus naujienų portalams. Pradėkime nuo to, kaip žmonės skaito internetinius tekstus. Atsakymas gan įdomus, jie neskaito. Nielsen Norman grupė tyrinėdama vartotojų skaitymo įpročius nustatė, jog tik 16% perskaito kiekvieną sakinio žodį. Tuo tarpu 79 nuošimčiai tekstą skenuoja, todėl geras ir vartotojų patrauklus tekstas turi pasižymėti šiomis savybėmis. Turi turėti paryškintų raktinių žodžių. Tai nebūtinai turi būti pajuodintas tekstas, dėmesį taip pat atkreipsime ir tekste naudodami įvairias nuorodas. Beje, tyrimas parodė, kad jei tekste yra nuorodų į kitas interneto svetainės, skaitytojas labiau pasitikė, nes tai rodo, jog autorius atliko savo namų darbus ir nebijo, kad jo auditorija apsilankys kitose svetainėse. Taip pat svarbu, kad pastraipos nebūtų ilgos, o vienoje pastraipoje būtų tik viena mintis. Skaitytojai peršoks į kitą pastraipą, jei pradės skaityti tai, kuo nesidomi, jei neras atsakymai pirmose pastraipos žodžiuose. Prasmingos ir trumpos antraštės. Galima pasimokyti iš Britų nacionalinio transliuotojo BBC naujienų portalo, kur antraštės ilgis vidutiniškai 5 žodžiai arba 34 simboliai. Galima sakyti, kad BBC portale kiekvienas žodis kovoja dėl išlikimo. Jei jis nėra gyvybiškai svarbus, jis ko gero nereikalingas. Tad ir jūs, formuluodami naujienas, stenkitės pateikti savo žinią kuo trumpesniu ir paprastesniu sakiniu. Nepasakykite visko, kad intriguotumėte, tačiau išlikite konkretus ir aiškus. Venkite abstrakčių dalykų. Ir dar viena rekomendacija, apie kurią pakalbėsime šiek tiek plačiau. Teksto komponavimas apverstos piramidės principų. Pačioje pradžioje pasakant išvadas ir apibendrinimus. Kodėl tai aktualu internetiniams puslapiams? Tyrimų duomenimis vartotojai apie 80% laiko praleidžia informacijos paieškai svetainių viršutinėje dalyje. Taip, skaitytojai naršo po puslapius, slenka žemyn, žargonu sakome, skrolina. Tačiau tuomet dėmesys sumažėja iki 20%. Taigi, rašydami naujienas internetiniams portalams turite pamiršti mokykloje išmoktą rašinio struktūrą. Įžanga, dėstymas, kulminacija ir pabaiga. Taip pat netinka ir akademinis rašymo stilius, kai pradedama nuo įžangos, teorinio pagrindimo, vėliau pristatomas tyrimas ir galiausiai pateikiamas apibendrinimas ar išvados. Apverstos piramidės principas kaip pati esmė pateikiama pačioje pradžioje. Įprastame tekste pradėtume nuo to, kaip, pavyzdžiui, Seime parlamentarai ginčijosi dėl įstatymo priėmimo, kas ir kokius pateikė argumentus, vėliau pereitume prie balsavimo ir tik tada prie apibendrinimo. Tačiau komponuojant tekstą apverstos piramidės principų, pradėtume taip. Po ilgų ginčų Seimas pritarė įstatymo pakeitimams, kurie sugriežtins alkoholio pardavimą. Ir tik po esminio teiginio pateiksime kontekstą ir papildomą informaciją. Šis komponavimo būdas, apversta piramidė, vadinamas dėl to, jog tekstas pateikiamas atvirkščiai nei esame įpratę, nuo pabaigos, apibendrinimo, o ne nuo įvado ar konteksto. Tikriausiai esate girdėję apie terminą teksto ataka, vedinukas arba lydas, angliškai lead. Toks informacijos pateikimo būdas siekia XIX amžių. Tuomet New Yorko dienraščio pardavėjai, paprastai maži berniukai šūkaudavo gatvėse kelis patrauklius sakinius, kurie didelėmis raidėmis būdavo užrašyti ir ant pačių laikraščių. Skambios frazės vėliau tapo radio ir televizijos pranešimų palydovės. Pirmieji spaudos agentūrų sakiniai, apverstos piramidės principų pateikiantis naujienos esmę, amerikiečių buvo pavadinti lead, kas reiškia pirmavimą arba lyderystę. Jūs taip pat galite teksto atakas arba vedinukus naudoti savo naujienose, pradėdami rašyti tekstą. Ir prisiminkite, jog skaitytojas pirmose pastraipos žodžiuose turi rasti atsakymus į jam rūpimus klausimus. Kitaip jūsų rašinys gali būti ir neperskaitytas. Šį kartą tiek, dėkoju už dėmesį ir iki kitų kartų.